labai siūlau išbandyti va šitą techniką. Jo, jinai yra vadinama, kai aš užduodu klausimą, niekada nepriimsiu atsakymų iš tų, kurie iškart pakelia ranką. Vadinasi, dirba atmintis. Priimsiu atsakymus iš tų, kurie bent kažkiek laiko pagalvoja. O dėl ko mano kvietimas, čia net ir tyrimas buvo padarytas, tai yra ant kiek patikslėja vaikų atsakymai ir kiek jie pasidaro detalesni ir geresni, kai vaikas kažkiek laiko turi būti visiškoj tyloj prieš atsakant. Aš užduodu klausimą, taigi sakykime, pas mus po žiemos ateina. Jo, ir jeigu prasitarėt, jo, dėja sugriuvo atsakymas. O dabar tyla ir, pažiūrėjau, variantas. Negalima pakelti rankos, kol jūs neužženkit kaip mokytojas savo 5 pirštų. Yra, ir principas toks, ir prasme, tada kelia tie, kurie nori pasakyti, ir pamatysite, vis atsiras daugiau vaikų, kurie jiems reikia laiko pagalvoti, jie nesuspėja su tais tokiais. Ir jūs matot, kiek yra vaikų, kurie kelia dar neturėdami atsakymą, jie dėmesio nori. Yra. Bet ypatingai kviečiu, nes tai labai padeda vaikams su poreikiais irgi jaustis, kad jie irgi įgyja vis daugiau progų dalyvauti kartu su klase.